Bum. Sveiki, draugai. Senai matėmės, ne? Vėl nebemoku filmuoti, vėl nežinau, ką sakyti. Kaip nors. Žiūrėkit. Puikiai pradžia, ne? Kažkoks ežeras. Beje, Urte? Urte, labas. Labas. Tai nepasakiau, kur esame, ne? Mes esam Šrilankoj. Bet mes esam nežinia kur Šrilankoj. Mes vakar 3 nakties nusileidom čia. Tai mes esam dabar Negombo mieste. O tam, kad mes nebūtume Negombo mieste, realiai mes ir nesam Negombo mieste. Mes esam Negombo priemiestį. Čia nėra apsiškai ką veikti. Tai mes dabar varysim į link traukinių stoties ir ten pamėginsime nusipirkti bilietus ir nuvarysime į Kolombo. Kolombas. Ir iš ten, beje, čia sostinė. Ne į Kolumbiją varysim, ne į Pietų Ameriką šį kartą. Ja, štai kaip keliaujam. Pirma diena mūsų atostogų. Ir iš Kolombo mėginsime nuvaryti į miestą pavadinimu Kandy. Kandis? O taip keliavomės į savo traukinių stotį. Sargiai, Urte, motociklas. Nudauš. Dabar beje, 1 valanda dienos leido tą late checkoutą pasidaryti. Bet žinokit, oras. Kaip tvanku. Sako, dabar ne lietaus sezonas, bet visą naktį lyja. Tai žiūrėsim, kaip toliau bus. Pagal žemėlapį čia yra stotis. Kažkur tais. Aš nežinau, kaip čia kas veikia. To kaip gyvenamieji namai, bent jau man. Gal iš kitos pusės? Atėjom kažkaip mes į tą stotį. Eis, šlapisiu visas esu. Eisiu, nusipirksiu bilietą. Kas yra? Bananai. Neatrodo prinokė dar bananai. Nusipirsim bilietus ir tada pasakysiu, kiek kainavo. Nu va, nusipirkau tokį kartonėlį. Tai 1,5 valandos reisas kainavo 25 centus. Pažiūrėkit, vidury niekur kažkokios stotis. Bet man 5 centai tikrais. Tai man įdomu, kaip ten kas atrodys. Kur lipam? Oh my god! Labai puikiai vėdinimo sistema yra. Durys niekada neuždaromos. Alternatyva irgi štai kokia. Nežinau, ar man tas įvedė. Nieko neliko iš jo. Bus smagu. Bere. Boya. Nu va, išlipom mes į savo tą traukinio. Nelabai kas įdomaus buvo, vis visokių personažų lyzdavo, kurie padainuodavo, kokių nesąmonių mėgindavo kišti. Tačiau, kad kažkas būtų įdomaus, nelabai. Ir mūsų dabar tikslas susirasti, kur parduoda bilietus ir nusipirksime bilietus į sekantį miestą. Nežinau, kada sekantis reisas, tai pagal tai žiūrėsime, kiek laiko galėsim čia aplinkui stotį pabūti. Nes norėtųsi kažko užkasti, kažką sigerti, kavos gal kokios. Žiūrėsim. Nusipirkomės tos bilietus, tai ten kokias 3 valandas važiuoti reikės. Kaina vienam žmogui prašiausia klase, geresnių klasių jau nebuvo, viskas išparduota. 2 eurai. Normaliai. Reiksi pažiūrėti, aiškus, kaip ta 3 klasė atrodos. Tai liko koks 50 minučių iki traukinio. Nežinau, ką veikia, eisim, gal pažiūrėk, ką nors užkasti, reikia kokio limonadui, atsigerda kažko. Nes toks nuovargis, vis tiek po tų kelionių yra. Tau gerai? Jei, visas gerai. Čia aš vienas, blemba, zyžiu visą. Einam kažką užkast paieškot. Čia tik šalia stoties va yra visokiausių tai kioskelių. Kokių čipsų pasiimsim.
Žiūrėsim, ko čia gero yra. Norėčiau normalaus kokio maisto, ne čipsų. Čia žiūrim visokiausių kibinų, dešrainių yra. Okay. How many? One of this? And one of this. I don't need any. Okay, thank you. Hello. Tu viso kepa? Hi. Kiek čia daug žmonių. Hi. Hello. Vienu žodžiu, šiaip aš neturiu baimės filmuoti tokias vietas. Blemba, aš su tą kuprinę tiesiog jutau, kai visiems trukdau, nes nėra praėjimo. Tai tiesiog galiausiai išjungiau kamerą, įsirinkau, ką noriu ir pasiėmėm. Tai žiūrim, Mystery Box atidarimas. Žiūrėk, tai tu atidaryk Mystery Box'ą. Ką mes pasiėmėm? Mes pasiėmėm bandelę su dešrelė. O, Čia tavo. dešrainis, Ir čia yra kibinas. kibinas su daržovėm. Ja, su daržovėm. Da, palaikyk dešrainį. Dar kažką pasiėmiau. Tai viską parodysiu. Pasiėmiau energetinį beje. Buvo labai juokingai. Klausiu, kiek energetinis, sako 2 PM. Pažiūrė, kad aš baltas, 3 PM, 3 PM, iš karto didesnė kaina. 3 PM vis tiek, euras su centais, tai tarsi normaliai. Ir dar pasiėmiau, tai šitą Mystery sąsiuvinį išpakok. Kas sąsiuvinyje? Blynas su vištiena. Jo, tai aš šitą labai norėjau. O tai kandam. Čia su vištiena ar čia su daržovėm? Labai aštru. Pagau. Na gerai. Aš žinau, kad Šrilankos iš to aštri. Bet nemaniau, kad tiesiog va, blynas su vištiena bus aštrus toksai. Na, normaliai, ne? Man normaliai kažkaip. Nu jo, jis aštrus. Skaniai. Nu, valgiai tą savo kibiną. Paro vidų. Su bulvėm. Su bulvė. Bent jau taip atrodo. O bent skanu. Jo. Duosi atsikast. Jo. Mano skanesnis. Šitas žiauriai skanus. Nu, ir paskutinis. Paskutinis mistiškasis patiekalas, tai kažkoks dešrainis. Atrodo labai paprastas, ragaujam. Labai sausas. Žuokiai neskanus šitas. Dešra labai neskaniu. Per anksti nurašiau šitą dešrainį. Priejau padažą kažkokį. Žiūri, labai sūrus padažas, bet toks visai skanus. Labai svoguninis. Mister padažas. Jo, mistiškasis padažas. Bet žinokit, nelabai. Iš mandagumo ir vien dėl to fakto, kad aš nieko nesu valgęs dar kurį laiką, aš jį suvalgysiu. Mes atėjom laukti traukinio, žiūrėk, iš čia atvaro. Esmė tame, kad 3 klasė neturi jokios rezervuotos vietos ir tiesiog kas pirmesnis, tas gudresnis. Tai mėginsim. Welcome to India. Welcome, mes. Čia 2 klasė. Biškai ne į tą klasę atėjom. Per daug gerai atrodė. Ja. Tris valandas stovėsim tikriausiai. Čia visi, nežinau, aš spėjau nufilmuoti, bet tiesiog dar kai judėjo traukinys, visi jau šoko jį greitai. Tai mes čia įstojom. Žiauriai prijokina, tie šie žmonės to darbuojasi. Klausia, o tu kokioj klasė, ką jūs čia veikėt? Sakom, 3 klasė. Ne, parodyk bilietą, Parodom, kad 3 klasė, taip parodė, žinai. Atrodo, žinai, netiki, kad baltieji pasiėmė 3 klasę šiame traukinyje. Nu tai va, turim savo vietą. Galvojam, negi tai blogai. Šalia baras, gal alaus bus. Iš abiejų pusių pavėjelis papučia į mumis. Ir kažką reikia pastovėti. Kas čia tokio, ne? 2 dienas skraidėm lėktuvais. Pagaliau galėsim pastovėti kažkiek. Nu tai ką, ir šidėjom čia kažkokias 2 minutės. Važiuosim dabar 3 valandas kažkur tais. Normaliai šiaip, įsitaisim, sėdim. Gerai bus.
Ate Colombo. Nu, atvažiavom. Užsidėjau striukį, nes realiai pusę kelio, kiek važiavom lyjo, vos atvažiavom nebelyja, tai dabar aš per reikalą striukį užsidėjau. Bet nieko, to nusimsim. Tai va, žiūrėkit, kaip sutemo. Važiavom 3 valandas. Normaliai, dausme, gerai pasidėjom, mes ant tų kuprinių problemų nebuvo, bet vaizdai, tai žinokit, nerealūs. Tikriausiai vienas gražiausių traukinio reisų, kokį galima žemėje mūsų rasti. Nu žiauriai, kalnai, džiunglės visokios. Eigu savo žiauriai gražu buvo. Dabar, čia va, stotis. Dabar mes eisim mėginti atrasti savo nakvynę. Kažkur netoli turėtų būti. Pasidėsim daiktus, aprodysim, kokioje vietoje mes miegosim ir eisim kažką pavalgyti, manau. Tai va, čia va, ką tik išėjom, pasitinka mus Kandžio. Tikiuosi teisingai kiščioji, Kandžio. Kaip tu tartum, Kandžio miestas? Kandis. Kandžio miestas, va. Dieve, man aš jau žinau, kaip komentaruose, jeigu neteisingai tariu, visi tyčios iš manęs vėl. Bet kokį atveju, va, žiūrėkit, būda ten kažkokia tupė. Nors ir Kandis antras pagal dydį Šri Lankos miestas, bet gatvėje švietimo, nu, kažkiek yra. Bet šiaip šis centrinis rajonas tamsus, visiškai. Čia va, autobusų stotis. Žiūrėkit, matos, aš jau darausi drąsesnis negu vietiniai. Urtė jau pasakojo, koks čia eismas baisus yra. Ką, žinau, po Indijos man čia tiesiog... O, kaip tamsu. Po Indijos man čia tiesiog jau toks pasivaikščimas parke, kaip sakoma. Kažkur, nežinau, kažkur einam, kažkaip nueisimės iki tų namų. Tamsu, nieko nematau. Mes čia eidami matėm žiauriai didelius šikšnosparnius. Ta prasme, grinai kaip per kokius siaubo filmus, ar tai multikus ten kokius. Ta prasme, nu, nejuokingai didelius šikšnosparnius. Parodyk vizualiai, kokie didžios šikšnosparniai buvo. Su sparnais. Jo. Nu, gal ne tokio dydžio, bet žinot, nu, kai išgąstis būna, viską mes mėgstam padidinti. Bet iš tiesų tikrai dideli šikšnosparniai. Ir mažiukai. Ir mažiukai. Žinot, radau savo raidą. Važiuoti reikėtų man su Sexpressu. Ta prasme, žemėlapis rodo eit šitaip. Leba. Niekad nemaniau, kad prarasiu gyvybę būtent Šri Lankoj. Ta prasme, žiūrėkit. Toks takelis, o čia lobė. Kaip laikaisi? Aš jau nebesilaikau visiškai. Kaip įdomiai eini, tada vidury gatvės yra pečiųjų takas, tai į kalną lip. Man atrodo, mums ten reikia kažkur. Eiktų savo. Na, aš dėl to, kad tamsu, bet absoliučiai nieko nesusigaudau, nematau, kur einu. O, žiūrėkit, trabliukai. Tai va, pagaliau atėjomės į savo tą nakvynę. Žiūrėjau, sudėtingas kelias buvo, ten visą į viršų reikėjo lipti. Nefilmavau, nes paprasčiausiai nieko nesimatė, aklina tamsa. Bet galiausiai tiem. Nu, pažiūrėkit. Neblogai. Tai va, turim kondicionierių, Urtė jau įsitaisus lovai. Ir mano vienas svarbiausių dalykų, tai yra, va čia. Kaip čia. Va, žiūrėkit, normalus dušas izoliuotas nuo tualeto, nes ten Indijoje ir Šri Lankoje, Pietų Azijoje visoje, šiaip beveik visoje Azijoje atrodas yra, kad tūlikas sujungtas yra su dušu, bet čia ne, viskas va,
Blizga. Ir yra terasa. Bendra terasa. Aišku, dabar tamsoje nesimatys. Aš galvoju, rytoj ryte aš per naują nufilmuosiu kai kurios kadrus ir mesiu čia, nes pažiūrėkit. Ten kažkur, gal girdisi, yra upė. Aš čia žiūrėkit kiek. Čia kalnas vietų matytis ir daug namų, nežinau visokiausių tai. Dabar nieko nesimato. Fainiai. Tai va, sekantis rytas, kaip ir sakiau, nufilmuosiu štai koks vaizdas pas mus yra. Gražu. Ten nesimato, bet upelis teka. Va. Kur asisės turim. Gražu. Buvo ramu, buvo smagu. Gerai, grįžtam vėl į video. O nakvynė už naktį tokioj vietoj kainuoja. Neatsimenu kiek, tuoj pasakysiu. Tai ką tik pažiūrėjau, tai už 2 naktis iš viso, tasme, kartu sudėjus 52 eurai. Tai, ką aš galiu pasakyti, 26 eurai už naktį. 6 eurai geras dylas. Gerai, einam valgyti, aš žiauriai valgyti noriu. Ja, žodžiu, žiauriai lyt pradėjo, aš jau žaibuoja. Aš vis nepagausiu žaibo. Bet eisim mes dabar kažkur pavalgyti. Mes dar esam namuose, įsikviesim tuktuką per Uberį, nes tikrai neįsime čia pešiomis. Kas yra? Aš ir driežas. Dabar jau plaks. Koks greitusis. Koks įdomus. Eik, tu savo su greitas. Gerai, neteorizuokim mūsų driežo. Eisim, mes įsikviesim tuktuką ir varysim pavalgyti. Tai va, įsikvietėm tuktuką. Važiuoti iki miesto 100 centų šiso kainuoja. Tai čia 1,5 kilometro kažkur tais. Normaliai. Prasme, kainos visiškai nesikandžia čia Šrilankoj. Tik tais dabar galvojam, važiuojam su tuktuku, bet tengi kiaurasias visas tuktukas bus sulysim, bet urte niekas su tuktuku nevažiavo. Tai bus proga pajusti, kaip subinė skauda važiuos su jo. Laukiam. Jo. Kur tas mūsų tuktukeris? Eik, tu savo kaip lyja. Tai šviesa tunelio gale. Lip. Ai, čia. Pasuks iš karto. Bėgam. Hello. Viskas. 09. Okay. 0961. Varom karius valgyt. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, have a good day. Bye bye. Okay, bėgam. Čia mūsų vieta. Nesulėjai? Ne. Okay, einam kario valgyt. Nu va, atvarėm į kažkokį tai kario restoraną, aš nežinau, čia Šrilankos virtuvė ar labiau Indijos virtuvė bus. Bet tiesiog žiauriai skaniai atrodė nuotraukose. Čia va, urtė jau renkasi, aš net neatsiverčiu. Gražiai viskas atrodo. Gerai, reportuosim gal tada, kai įsirinksim, ką mes valgysim. Tiksliau, kai atnešiu mums maistą. Gerai. Nu tai ką, laukiam ir sulaukiam. Tai pasiėmėm donos, tai butter naan, tas sviestina dona. Ir aš pasiėmiau indišką patiekalą, tai tą, kaip jis vadinas, butter chicken, bet spicy, tavas sviestinė vištiena aštrė. Urtė pasiėmė tai, ką aš Indijoje beveik visada valgiau, tai panyrį, nu tai realiai. Čia yra tas pats, tai pasiėmė ties sūrio gabaliukai, tie vegetariški. Gavom šalia ryžių, čia aš pasiėmiau tokį gėrimą su laimais ir citrinom. Nu reikės ragauti. Nu tai va, įsidėjau šitą triduką į savo lėkštą. Taip paragavom, nuo pats ištiemus. Iš karto. Sakė, kad čia yra spicy versija šito patiekalo. Tai žiūrėsim, man kiek šilankiečių valgo. Bet labai nenoriai beje man davė šitą. Sako, tipo, ar gal mažiau tą šumą dėti. Aš pasakiau, kad noriu taip, kaip valgo vietiniai. Jis sako, okei, aš nežinau, kaip valgo vietiniai, taip sužinosim. Aštriai, bet čia labai saldus patiekalas. Labai saldus. Viskonus. Bet mėsą šiek tiek sauso, bent jau pas manim. Gal taip turi būti, nežinau. Urte, tai jau paragavai savo? Man tai skanu. Irgi saldu, bet skanu. Nėra beveik už to. Nu, yra, bet normaliai. Aš verkiu dėl to, kad
kad man ašu, bet aš ką tik paspengau ir labai stengiausi garsiai nekosyti. Ui, kiek čia pritrėžiu savo lėkštę. Va, žiūrėkit, paragausiu panyrį ir pasakysiu, kuris skanesnis čia Šrilankoj ar tai, ką aš valgiau Šiaurės Indijoje. Absoliučiai tas pats. Gerai prasme, nes šiaip labai skanus jau ten buvo. Šiaip, gerai, skanu. Aš atėjom į indišką restoraną netyčia, bet nieko. Beje, mūsų pirmas normalus maistas Šrilankos. Jo. Pirmas normalus maistas po 3 dienų. Jo, šiaip, realiai oro uosto maistą ir lėktuvo maistą te valgiam. Žiauriai skanu. Valgau savo tą marmeladą. Žiūrėkit, atnešė štai kokios krevetės mums. Tai reikia paragauti iš karto. Nieko aš nelauksiu. Tai pasiėmam vieną. Čia yra toks padažas iš 2 dalių. Pabandom abudu paimti. Nu ir ragaujam. Krevetės. Šiai labai skanios. Labai daug prieskonių. Aštrios. Labai neįprasta, nes dažniausiai kiek krevetės valgydavau būna tokios paprastos, žinot, be papildomų prieskonių. Čia pilna prieskonių šitais. Indiškos stiliaus krevetės. Skanios. Aštru. Na, sakau. Aštriau negu tas panirius. Pasispardo biški krevetukas. Greitai, verdiktas. Skanu, neskanu? Skanu? Ok. Skanu. Nu, štai koks tobulas vakaras. Baigiam valgyti ir nebelyja. Tai dėl kainų. Tai iš karto turiu pasakyti, kad šita vieta tokia šiek tiek brangiai. Oi, tu savo kokią tamsą, palaukit. Įsijunkim šviesą. Kur čia? Bum. Tai šita vieta yra šiek tiek brangesnė negu kitos. Labai daug įvertinimų, labai išgirta vieta. Vienu žodžiu, nenaudosiu to apšvietimo. Todėl kainos šiek tiek didesnės. Tai už viską, ką mes valgiam, o jūs ne viską matėt. Tai mes pasiėmėm 2 porcijos duonos, ryžių, pasiėmėm, aš pasiėmiau sulčių šviežiai spaustų citrinų ir laimo. Ne, laimo ir mėtų liktais. Tada pasiėmėm 2 pagrindinius patiekalus, pasiėmėm 8 vienetus krevečių, pasiėmėm ledų porciją ir vandens. Dar kažką pasiėmėm? Lygtai ne. Lygtais ne. Tai vat už visą tai sumokėjom 23 eurus. Nežinau. Kainos daug pigesnis negu Lietuvoj. Tai normaliai. Bet svarbiausias dalykas buvo žiauriai skanu. Ana? Okay. Nu, dabar čia vaikštom tuo Kandžio pagrindiniam gatvėm. Dabar 9 net nėra vakaro, 8 kažkiek. Toks apmiręs miestas, nelabai kas vyksta. Daug kas anksčiau užsidaro labai. Mes tikriausiai esam mieliausia laukinė žiurkė. A tai čia pelėšė, ne žiurkė. Koks tu fainas. Ai, pasiklydo. Šlubuoja vargšas. Jau pavažiuotas biškis. Ne, jau nuvažiuotas. Nu, bičiuliai, Urtė, mano šviesos inžinieris yra šiuo metu, o kaip gerai jo, puikiai pašvitai. Manau, atsisveikinsiu šiandieną su jumis, nes žiauriai esu nusikalęs. Tavasim po visų tų kelionių, tranzitų, 2 dienas mes iki šito Šrilankos keliavom. Kaip tu jauties? Matai labai gerai. Nu jo, gerai, bet žiauriai miego noriu. Nu ir aplamai, realiai atsibudom to Šrilankoj po tos nakvynės ir jau buvo 1 dienos. Tai mes čia keliavom visą dieną, tai jau naktis realiai yra, tai nelabai ką ir nuveiksim. Tai aš jau su jumis atsisveikinu, visi kažką nuveikėm šiandieną, visi buvo smagu. Tai jeigu patiko video, laikas, subscribas, komentas ir tiesiog gerą dieną turėkit, o aš einu jau miegot. Eina miegot? Eina miegot. Eina miegot. Į savo veidą patikriu, žiūrėk, geras transitionas bus.